Ar žinai, ką reiškia 6000 eurų grinais? Pagal finansų taisyklės yra taip: 50, 30 ir 20. 50% skiri būtiniausiam išlaidom, tai šiuo atveju 6000 būtų 3000 būtiniausiam išlaidom, 1800 būtų dabartiniam panaudojimui, ką dabar norėtum išleisti. Tai gali būti kelionės, tai gali būti visokios pramogos ir čia ir dabar kažkokie pirkiniai. Ir 20% jūs privalote nuo 6000 atsidėti į savo ateitį ir juos investuoti. Ar žinojai, kad šitos 20% gali investuoti ir investuoti su palūkanom, o nelaikyti tiesiog juos ant stalo, nelaikyti kažkur tai taupyklėje, nelaikyti banko sąskaitoje, todėl kad jokios naudos tau iš to nebus. Jeigu tave domina investavimas, kaip užsidirbti, kaip taupyti, kaip turėti ateičiai santaupų, parašyk man ir aš tave pakonsultuosiu.